Podkastas Problemiški žmonės. Kaip tinkamai pasirinkti ir išmintingai eksploatuoti. Fenotipologiškai visi žmonės vienas kito atžvilgiu probleminiai. Vieni daugiau, kiti mažiau. Giedrius Švetkauskas, sąmoningumo pardavėjas, biologo ir inovacijų kūrėjo Marko Lučino ir diversijų analitikės Nelė Orlovskaja sukurtos žmogaus charakterio identifikavimo technologijos, pavadintos fenotipologija, populiarintojas, pardavėjas ir mokymų bei konsultacijų organizatorius šia ir kitomis temomis. Fenotipologija – tai metodika, kuri leidžia akimirksniu pagal išorinius, tai yra vizualiai matomus, genetiškai nulemtus, o taip pat ir aplinkos įtakotus, aplinkos nulemtus požymius identifikuoti bet kurio biologinio objekto, tiek žmogaus, tiek gyvūno charakterį. Ir žinant kaip, leidžia tinkamai pasirinkti žmones bei išmintingai juos eksploatuoti. Eksploatuoti tai neišnaudoti, o tinkamai panaudoti to žmogaus pozityvius mums jo charakterio resursus bei eliminuoti to žmogaus charakterio specifikos nulemtas potencialiai galimas problemas. Šio vaizdo įrašo paskirtis edukacinė, supažindinanti su fenotipologijos teikiamomis galimybėmis vaikų ugdymo nulemto konkretaus vaiko charakterio specifikos srityje. Tavo sūnus. Žinai, aš taip suvesiu, kad čia toksai geroje šeimoje augantis, viduje geras, gero auklėjimo chamukas. Tai reiškia, kad labai stipriai išreikšti tie duomenys, kurie sako, kad žmogus yra kandus, chuliganiško elgesio yra išreikšta, tik tai sakau, kadangi aplinka yra gera, dėl to tai stipriai niveliuoja. Bet čia toks yra geras chamukas, kuris gali ir aštresnį žodį pasakyti ir kažkaip tai pasielgti, tik tai kadangi tėtis stiprus, riboja, dėl to jisai laikosi. Kas dar išreikšta, tai stiprios intelektinės savybės, logika labai stipri, bet chaliavšikas, tai reiškia, jisai skaičiuos, kalkuliuos, kaip nachaliavo kažką tai gauti ir nusimuilinti, nebūtinai daryti. Be galo geras manipuliatorius, todėl, kad jisai pastabus viskam, kas vyksta aplinkui, kaip šnipas viską pastebi, kaip tu pastebi, taip ir tavo sūnus pastebi. Intelektinės savybės pas tave yra stipresnės negu pas sūnų, pas jį geros, bet pas tave yra stipresnės. Grįžtant prie manipuliatoriaus savybių. Tai jisai labai gerai jaučia žmonės, nuotaikas, visą, kas vyksta ir moka pasakyti tai, ką reikia, kad nukreipti juos ten, kur reikia. Dėl to žmogus tokiais parametrais gali užaugti, jeigu bus išvystytas gerų pardavėjų, įtakotojų. Bet tuo pat metu, kai tu bandai jam ką nors pasakyti, ką jis darytų, jis nenori, jis moka puikiai nusimuilinti ir suras krūvą argumentų, kodėl ne. Tai belieka tai tavo stiprios rankos pagauti ir priversti kol tu gali, nes kitu atveju be šansų. Ekstremalas, tai reiškia, pastoviai ieškos ekstremo adrenalino, komerciniai instinktai pas jį tokie vidutiniai, bet jisai gali gerai gyventi, būdamas įtakotojų influencerių pardavėjų. Influencerių turiu minty tas, kuris įtakoja ir parduoda kažkokią tai temą ir už tai paima pinigus. Namų komfortas, jaukumas, šiluma jam be galo svarbu. Problema tokia su juo dar yra, kad jis yra nepedantas. Jam smulkmenos visiškai nerūpi, nors pastabus viskam. Va čia toks paradoksas. Vienas brožas sako, kad pastabus kaip šnipas, bet nenori užsikast detalėse. Jam nepatinka paskęst detalėse, dėl to būtinai reikia mokyti pedantiškumo, tvarkos ir kol dar gali, iki 18 tol daryk, po to nebegalėsi. Tai juokaudamas sakau, molis yra toksai, koks jis yra, lipdom iš to, kas yra ir jeigu stengsiesi, galbūt kažkas pavyks. Reikia stengtis, reikia vystyti. Viduje jisai labai geras, gerietis, kuriam svarbu namų komfortas, jaukumas, šiluma, lėtimai, glostymai. Tik tai, nuotraukoje, kur vyresnis truputėlį matosi, kad įpratęs ginčytis, ožiuotis, atstovinėti savo poziciją. Ir dar kartelį pakartosiu, kad čia geroje šeimoje augantis toksai su gerom smegenim chamukas, kuris moka labai gerai manipuliuoti. Dėl to iš jo reikia daryti aristokratą. Kiek mes buvom susitikę, tai futbolą sportuoja, taip? Tai vat futbolas kaip terpė ir panašios tokios veiklos, tenai nemoko būti aristokratais, ten moko būti grubiais, pasistumdyti, pasakyti kažkokį aštresnį žodį ir panašiai. Aš nesakau, kad nereikia sportuoti futbolą, bet jam reikia veiklos. Aktorinis jam tiks ir patiks dėl to, kad pas jį yra padidintas dėmesys savam aš. Scenos ir dėmesio jis taip pat nori, matomas būti nori ir puikiai moka manipuliuoti. Tai aktorinis jam tiks ir padės jam ateityje užsimant pardavimais. Sakykime taip, pramoginiai šokiai
yra su gražiais kostiumais. Tai yra ta tema, kur ir mergaitės atitinkamo lygio atvedamos ir taip toliau. Tai vat, kur pramoginiai šokiai, kur futbolas, tai diena ir naktis. Plus vaikščiojimas po įvairius muziejus, švietimas ir panašiai. Reikia rasti laiko. Nes dar kartelį, jisai yra geras, fainas, mielas, nuosavas, bet toks labiau chuliganas negu aristokratas iš savęs. Ir dėl to jį reikia pašlifuoti, dėl to, kad už tai sociumas po to mokės daugiau dividendų už buvimą išlavintų, už buvimą aristokratiškų tam tikrame sociume. Nes jeigu jis ateis į tam tikrą sociumą, kuris yra aukštesnio lygio ir pamatys, kad jisai truputėlį neišvystytas, nedavystytas, sakykime, tai laikys kaimiečių. Tai va, yra tokia rizika. Tai va, o šiaip tai duomenys geri, reikia glostyti ir versti, kad dirbtų. Plius dar žinai, ko reikia, jisai dar yra tokia problema, bet čia kol kas problema, jeigu jisai toliau intensyviai sportuos ir ypač jeigu dar kokius kovos menus eitų, tai tada tikrai atsikoreguoja, šiuo metu jisai viduje yra minkštas. Tai reiškia, kad jeigu tėtis pasako, ką nors sunkaus daryti, tai gali būti pirmo reakcija, nenori ir panašiai, dėl to, kad viduje yra minkštumas. Dėl to šitą savybę reikia vystyti, jį griežtinti, daryti labiau kietesniu, o tai padeda veiklos, kur reikia save versti, net jeigu ir nepatinka. Tai va, ten kovos menai, visokie džiudžitsu ir panašiai labai labai gerai padeda. Nu, arba futbolas, taip pat, jeigu duoda padidintą krūvį, kai jisai jau verkia, nebegalio, jį dar verčia, vystosi ir keičiasi mimika tam tikri parametrai. Tai va, tai maždaug taip. Gerai, geras. Įsivaizduoju, kiek daug papasakai ten kažkur tas detalės komfortui ir panašiai, ir ten tai čia antras sūnus, kuriam ten detalė, kur pagalvėlė, kokie guli, kur ką, bet aš jo šiandien nedėjau, nes jisai dabar eina per etapą, kai jisai buvo karalius, o dabar štai staiga supranta, kad ne jisai vienintelis čia yra ir kad dar pasaulyje yra 7 milijardai žmonių ir jam dabar, žodžiu, myrimas viduje vyksta. Vat jį konkrečiai, juolab, kad jis dar yra provokatorius, tai mėgs intrigas kelt, manipuliuoti, kelt intrigas, bet ne apie tai, ką norėjau pasakyti, kad reikia jį mokyti verslumą ir užsidirbinėti pinigus dabar. Dėl to, kad jisai turi potencialą gerai uždirbinėti, būti gerų vadybininkų. Vadybininkų tai reiškia ir gali būti direktorium, įmonės prezidentu ir taip toliau, bet tas, kuris toksai... kuris yra talentingas žulikas. Žulikas tai ne aferistas, o tas, kuris moka susitart, pralyst ir padaryti taip, kaip jam reikia. Tai pas jį žuliko savybių yra labai daug. Kol kas jisai dar yra geras. Dėl to, kad geroje šeimoje, geroje aplinkoje. Nueiti jam blogais keliais, patekus į blogą aplinką, šansų daug. Aš nemanau, kad tai įvyks, bet šansų daug. Dėl to reikia būtinai prižiūrėti draugus, spausti ir mokyti verslumo, mokyti, kaip uždirbami pinigai, mokyti pardavimų, nes pas jį prigimtinai tos savybės yra. Ir jeigu jis būdamas jaunas jau išmoks uždirbinėti pinigus, tai bus kitaip. Pavyzdžiui, mano vyresnėlis su gerais komercijais instinktais ir tingi belet ką daryti, tai aš jam moku ir jisai pradeda jau daryti. Pavyzdžiui, mėgsta groti gitaromis, bet po to neberanda motivacijos. Bet kai sakau, kad sugrosi kūrinį ir gausi tiek pinigų, 3 iškart sugroju, 4 jaučiu, kad halevina, jaučiu, kad kažkur nedatempia, kažkas ne taip su ta muzika, tai sakau, ne, už tai nemokėsiu, nes sakau, turbūt mažai stengiasi, jau sako, tik 3 dienas pasimokiau. Tai va, tai reikia surasti savus būdus, kaip motyvuoti, kad žmogus vystytųsi ir mokėtų paimti pinigą ir pasirūpinti savim. Kodėl taip sakau? Dėl to, kad tavim tada senatvėje pasirūpins, nes turės iš ko. Ok, jėga. Štai išgirdau dar vienas klausimas dėl sūnaus. Mes keitėm 3 mokyklas. Tai 1 mokyklai patyčios iš jo, 2 patyčios iš jo, 3 vis dar yra, bet yra geresni nuostabus mokytojai, kurie padeda dirbti ir panašiai. Paskui paaiškėjo, kad jisai tikrai nemažai reikalauja dėmesio, viso dėmesio, ne nemažai, o viso dėmesio reikalauja. Taip galbūt sutrukdo ir mokytojam, taip trukdo ir klasiokam, ir klasiokai neapsikentę pradeda, žodžiu, jau jo nebepakęsti ir panašiai. Ir vyksta nuolatinis toksai dalykas, kur ten kas, kur, ką, kaip, aš jau nebeatgaminu, nes manęs ten nėra. Tai va tiek, kiek su mokytoja kalbu ir panašiai, bet tikrai pirmos mokyklos. Jisai kūrė intrigas. Tai ką daryti? Žiūrėk, aš dabar apjunkim. Pas jį yra išreikštos provokatoriaus savybės, tai reiškia, jisai kurs konfliktą, kurs intrigas. Plius viduje jisai šiai dienai dar minkštas, dar šiek tiek infantilus, tai reiškia, jisai bus labiau aukos būsenoje. Tai reiškia, provokuos, kad atsidurtų viešai situacijoje, kur sakys, oi, koks vargšas, jį skriaudžia, nors ne faktas, kad jis ne pirmas pradėjo tą dalyką daryti. Dėl to dar kartelį, jį reikia sustiprinti, iš jo reikia iš kiškučio, jis ne kiškutis, jis toks gudrus minkštas lapiukas, iš tikrųjų, ne kiškutis šiandien. Reikia daryti kietą lapiną,
dėl to jį reikia treniruoti, kad jisai būtų viduje kietas ir nežliumtų dėl bet kokių menkniekių. Ir dėl provokacijos reikia pažiūrėti ir kitus klasiokus, nes ten gali būti keli tokie susirenka, tik tai vienas labiau sadistiškesnio charakterio, jisai minkštesnio ir prasideda provokacijos ir to reikia žiūrėti, ar tinkamo mokytojo ir ar tinkami kiti klasiokai. Reikia žiūrėti, nes su vienais bus lengviau, su kitais prašiau, bet šiaip, jeigu negalim įtakoti kitų, tai su juo reikia jį stiprinti, kad jisai viduje jaustųsi kietas, tvirtas, tada tave kvies į mokyklą dėl to, kad jisai skriaudžia kitus. Bet tai truputėlį bus geriau, negu jis skriaudžia. Jisai dabar kaip tik pas mane paprašė, kad aš jį treniruočiau boksą. Jis sako, ateina, aš noriu boksą treniruotis, noriu eiti ten daužytis ir panašiai. Tai aš suprantu, ką reiškia boksas ir ką reiškia smūgiai į galvą ir į pilvą ir visur kitur. Tai aš sakau, žiūrėk, aš tą treniruosiu. Yra sporto salė čia pas mane kriaušė, yra pirštinės, štai tokia technika, štai tokie judesiai, koreguoju, jisai žodžiu tą daro. Žiūrėk, dabar toks niuansas dėl bokso. Aš nerekomenduoju bokso, jeigu taip daužyti jam galvą, dėl to, kad jis jaunas ir smegenys atmuš. Taip. Plius vietoj bokso rekomenduočiau Muay Thai, dėl to, kad dar ir kojos dirba. Bet šiaip tai aš rekomenduočiau pradžiai kelis metus nuvesti į kokį nors, sakykime, karate, kur jam truputėlį vertybės sušlifuos, nes boksas ten vertybių nėra stiprių, Muay Thai ten vertybių labai stiprių nėra, ten daugiau, daug šansų jam su tokiu jo charakteriu nuėjus į Muay Thai ir į boksą tapti labiau banditiško charakterio, negu, sakykime, viduje su geras vertybės turinčių. Dėl to nuvedus į kažkokį tai karate stilių, aš po to gal atsakysiu, reikia man pagalvoti. Nebūtinai karate, galbūt ten kokį nors aikido, dar kur nors, kur esmė, kad jisai neišmoktų kovoti, bet kad jisai viduje ašį savo sutvirtintų, kad jis pradėtų jausti, kad jisai tampa viduje kietas. Ir tada jau galima, kai truputėlį paauga, vesti boksą, ten Muay Thai ir taip toliau, kad išmoktų normaliai kaltis. Tai šitame amžiuje aš dar nežinau, ar tikrai taip. Reikia pažiūrėti, koks tai treneris, ką moko, nes jisai gali tapti žiaurokas. Dėl bokso turiu omeny čia, aš jo treneris, aš jį treniruoju, aš jį šlifuoju tiesiog judesius ir nėra jokio kontakto, nėra mušimuose ir ne apie tai, kad davai daužyk, o labiau apie techniką. Žinok, jam visai būtų neblogai turėti kontaktą su kitais, kad jisai truputėlį gautų į kalvus, kad suprastų, kad skauda, taip toliau. Tai tas nėra blogai. Tik tai dar kartą sakau, jeigu jau, žinai, kur tikrai jo nesužalos jo psichikos, džiudžitsu. Džiudžitsu tikrai nesužalos dėl to, kad ten yra sportas, šachmatai iš principo dėlioji, kaip daryti kombinacijas, kad laimėt. Ir ten nėra to tokio, pavadinkim, negatyvumo, bent kiek aš susidūrė su tais sportais. Su Muay Thai būna įvairiai, nes jeigu matai gatvėje tokius naglesnės mimikos ir truputėlį su lenktom nugarom, supranti, kad greičiausiai Muay Thai ir supranti, kad gal iki kitą gatvės pusę. Dėl to reikia labai žiūrėti, kas per klubas ir taip toliau. Tai čia yra tokie niuansai su juo. Gerai, ačiū. Jei norite nemokamos kito asmens charakterio analizės ir jei esate linkę filmuotis, kviečiu parašyti man giedrius.svetkauskas@vivapersona.lt. Iki susitikimų fenotipologijos seminaruose ir konsultacijose.